Sveiki, nors Lietuvoje vis dar žiema, mes kviečiame jūs trumpai, bet labai šiltai ir jaukiai kelionė į vieną gražiausių Lietuvos miestų Birštoną. Gydyklomis ir nuostabia gamta garsėjantis kurortas jau kurį laiką gali džiaugtis vienu iš nedaugelio Lietuvoje likusių rekonstruotų kurhausų. Dar XIX amžiuje pastatytas kurhausas ilgą laiką stovėjo neremontuotas. Jei neaktyvūs birštoniškiai, šis istorinio bei architektūrinio paveldo objektas būtų sulaukęs liūdno likimo. Birštono miesto gyventojai inicijavo kurhauso rekonstrukcijos projektą, kurios sėkmingam įgyvendinimui padėjo pritrauktos ES lėšos. Šiandien, prieš 2 metus, rekonstruotas kurhausas džiugina ne tik miestelėnus, bet ir Birštono svečius. Tai tarsi kultūrinis traukos centras, kuriame vyksta įvairios parodos, koncertai ir kiti kultūriniai renginiai. Apie Birštono kurhausą norim paklausti. Ar žinot, kur yra? Žinau. O kur? Čia va šitoj pusėj. Tiesiai. Ten toliau. Į kurhausą vaikštot? Vaikštom. Ir į kokius renginius? Į koncertus daugiausia, arba būna, jeigu taip, paminėjimas kieno nors, tai einam į parodas būtinai. Kiek galim, tiek einam. Nesėdėm, visur dalyvaujam, dainuojam. Koncertai, susitikimai, parodos. Ten gražu. Visos pramogos. Tuo ir įdomus. Ir meninės, ir istorinės. Viskas, kas priklauso. O pamenat, kaip jis atrodė, sakykime, prieš kokį 10 metų? Oi. Gal pamenat, kaip atrodė anksčiau kurhausas? Esu dirbus. Oho. Buvo valgykla Spalio sanatorijos ir aš tenai dirbu. Bet man patiko. Mano pati pirma darbovietė Birštone buvo, kai atvykau į Birštoną. Čia mūsų dabar pati gražiausia vieta. Pati gražiausia vieta. Čia yra salė nepaprastai gera, jauki, ir akustika gera ir labai jau gražiai padaryta viskas. Čiki. Pastatas gražus ir sutvarkyta, kada buvo atidarimas, dargi buvau taip pat. Prisirinko žmonių, taip iškilminga, valdžios atstovai buvo, labai malonu. Koks, sakykime, jūsų gyvenimas būtų, jeigu nebūtų kurhauso? Nuobodus. Labai liūdna būtų. Gal žinot, už kokius pinigus buvo rekonstruotas šitas pastatas? ES. Čia miestelis netoks didelis, kad čia nežinotų. Europos Sąjungos. Smagu, kad visi mūsų kalbinti birštoniškiai ir kurorto svečiai žino, kad kurhausas rekonstruotas pritraukus ES lėšas. Siekiant, kad gyventojai dar daugiau žinotų apie šio projekto įgyvendinimą, jis prisijungė prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaliai. Jonvabaliai – tai savanoriška skaidrumo iniciatyva, prie kurios gali prisijungti ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinti projektai. Kodėl skaidrumo simbolių pasirinkti būtent Jonvabaliai? Jie simbolizuoja šviesą, skaidrumą ir vidinę energiją. Jie parodo, jog norint šviesti ir rodyti kelią kitiems, nebūtina būti dideliam ar turėti daug resursų. Prie iniciatyvos prisijungdami ES projektai papasakoja, kaip jis buvo įgyvendintas, kur buvo panaudotos ES investicijos bei koks projekto rezultatas. Kiekvienas Lietuvos gyventojas apsilankęs puslapyje www.jonvabaliai.lt gali įsitikinti lėšų investavimo skaidrumu. Taip pat kviesti prie iniciatyvos prisijungti juos dominančius projektus. Dabar tikrai lengviau sužinosite, kur nukeliauja ES pinigai. Apsilankę internetinėje svetainėje jonvabaliai.lt rasite atvirą pasakojimą apie tai, kaip buvo įgyvendintas Birštono kurhauso rekonstrukcijos projektas ir kaip buvo panaudotos ES struktūrinių fondų investicijos. Kviečiu jūs įdomiai ekskursijai. Pravėrus restauruoto ir itin jaukiai įrengto kurhauso duris mus pasitiko jo direktorius ponas Zigmas Vileikis. Duris kurhausas atvėrė prieš 1,5 metų. Sakykite, kas šiuo metu šiuose namuose vyksta? Vyksta tai, kas šiame žodyje guli. O mintis ten tokia. Kurhausas tai šokių koncertų salė su bufetu. Taip, kad ši savoka apibendrina, kad čia turi vykti ir linksmi renginiai, ir rimti renginiai. Todėl čia nuo mokslinių konferencijų iki koncertų. Nuo koncertų iki santuokų. Nuo santuokų iki sutarčių pasirašymo. Iki reprezentacinių renginių
iki bendruomenės suėjimo čia, galimybės pabendrauti, pakalbėti ir taip pat privatus įstaigų ir kiti vakarai. Kas buvo rekonstruota Kurhause? Kurhause iš esmės viskas buvo rekonstruota, kadangi čia, kur mes einame, tai čia buvo valgyklos salės sanatorijos. Čia stumdydavo tokį metalinį vežimėlį, kuriame buvo sriuba, patiekalai, kompotai ir taip toliau. Čia dabar jūs matote 200 vietų salę, matote naują fortepijoną C7X, prie kurio žmonės jau atlieka įrašus. Jūs matote geros kokybės garso įrangą, L-akustiką, jūs matote puikų apšvietimą ir šiuolaikinę kamerinę salę. Šitoje erdvėje galime rengti įvairias parodas. Šiuo metu tai yra Alberto Švenčionio fotografijų paroda Lietuvos piliakalniai. Taip pat dar turime vieną lygiagrečiai tokio pat dydžio patalpą, kurioje vyksta konferencijos ir kiti kūrybiniai užsiėmimai. Aplinkui ten vyksta statybos ir statosi naujas motelis, kuris atvers už 2 mėnesių duris. Šalia mūsų yra įsikūręs turizmo informacinis centras. Tai sudaro visą kompleksą Kurhauzo. Šalia Kurhauzo atstatomas jau ir šaltinis Birutė, kuris pradės veikti, manau, vasaros švenčių proga. Todėl mes laukiame ir kviečiame visus, kurie gali pabūti Birštone, aplankyti Kurhauzą. Dabar šis istorinio bei kultūrinio paveldo objektas tapo vienu svarbiausių statinių Birštono kurorte. Šita vieta yra tokia Birštono atgaiva. Jinai yra senamiestis, jinai yra senoji miesto dalis. Reiškia, už to kalno jau prasideda kelias į Vilnių. Žodžiu, ir mes džiaugiamės, kad miestas subalansuotai vystosi, kad mes vystom kultūrinės erdvės ir tuo pačiu atsistatinėja nauji gydomieji faktoriai. Stebint tokį atsinaujinusi miesto traukos centrą, sunku net ir suvokti, kaip jis atrodytų, jei jo rekonstrukcijai nebūtų pritrauktos ES lėšos. Manau, kad būtų tekę ištraukti pinigus iš savo kišenės, iš miesto biudžeto ir tą patį daryti arba kreiptis į vyriausybę, kad padėtų šiek tiek, nes apleisti ir visiškai leisti sunykti čia tokiam pastatui istoriniam, tai būtų tikrai neteisinga. Sakykite, o kodėl nusprendėte jungtis prie skaidrumo iniciatyvos? Atsirado žmonių, kurie tokią iniciatyvą pareiškė ir kad parodyti visai Lietuvai ir Europai, kad čia gaunamos ES lėšos yra panaudojamos tikslingai, teisingai, žmonių ir kad žmonės, bendruomenė žinotų, kad tie pinigai kažkur nedingo, kad jie neiššvaistyti, kad jie yra va čia, mes matom, kur jie yra padėti. Gerbiamas Ramūnai, laida Kaip ant delno nori padėkoti Jums prisijungus prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaliai, rekonstruojant legendinį Birštono miesto Kurhauzą. Mes dėkojame Jums ir įteikėme šį skaidrumo Jonvabalį. Ačiū labai. Manau, kad šitas Jonvabalis Birštone švies ir visi matys, kad mes tik tai skaidriai naudojam ne tik Europos, bet ir savo valstybės biudžeto lėšas. Tikime, kad pasekę gražių Birštono Kurhauzo pavyzdžių, prie šios skaidrumo iniciatyvos prisijungs ir kiti Birštone bei visoje Lietuvoje ES lėšomis finansuoti projektai. Mielieji, mes norime priminti, kad Jūs galite greitai ir paprastai sužinoti, kuriegi iš įgyvendintų ES projektų Lietuvoje siekia skaidrumo ir jungiasi prie skaidrumo iniciatyvos. Internetinėme tinklalapyje jonvabaliai.lt Jūs galėsite susipažinti su prie iniciatyvos prisijungusių projektų pateikta informacija ir kaip šios lėšos buvo panaudotos. Sutikime, kad skaidrumas atsiranda tada, kai visa informacija yra lengvai pasiekiama. Atkreipkite dėmesį, kad pakviesti prisijungti prie šios iniciatyvos Jūs dominančius projektus galite ir Jūs patys. Tad būkite aktyvūs. Na, o aš su Jumis atsisveikinu iki kito penktadienio, kuomet važiuosime į kitus Lietuvos miestus ir įteiksime šį skaidrumo Jonvabalį. Iki.